Sveiki, mėly jaučiai. Ši savaitė labai tinkama protiniai veiklai ir viskam, kas reikalauja labai aukšto protinio įsitempimo ir tikrai galite siekti visų tikslų, pasieksite. Tai yra tokios, kaip sakant, kovos už būvį savaitė, kai ne tik tai, kad privalėsite siekti kažko tai, bet ir norėsite, nes būsite sklidini energijos, sklidini kūrybinės energijos, sklidini psichinės energijos ir negalėsite nusėdėti vietoje be darbo. Taigi tokia labai darbinga savaitė ir būtent tiem, kurie dirbate protinį darbą. Aišku, ir tie, kurie nedirbate protinio darbo, neblogai seksis, ypatingai sportininkai, bet, kurie judriai gyvenate ir gal nesėdite 8 valandas prie rašomo stalo. Bet vis tiek, reiškia, tas produktyvumas labiausiai jausis dirbant, skaitant, mokantis ir laikant egzaminus. Taigi moksleiviai, studentai, kurie šią savaitę turėsite kontrolinius egzaminus, tikrai galite sublizgėti jautukai, ypatingai tie, kurie gabūs esate matematikai. Asmeninis gyvenimas toks vidutiniškas, bet irgi neblogai. Aš manau, kad didelių ten žvaigždžių nuo dangaus neraškysite meilės srityje, bet ir nesijausite vieniši. Taigi, brangus jaučiai, iki kito karto. Ate.